Sveiki gyvi visi, šioje pamokoje supažindinsiu visus su Skype programa, su Skype programos pagrindiniu langu. Štai matome prieš mus pagrindinis langas. Langas yra neperkrautas, viskas labai paprasta ir per šią vietą mes galėsime puikiai atlikti visas Skype sistemos funkcijas. Taip, programos pačiame viršuje, štai čionais yra paieškos laukelis. Jame pradėjus rašyti, tarkim, Jonas, automatiškai vykdoma paieška mūsų kontaktų sąraše. Jeigu mūsų kontaktų sąraše būtų kontaktas, kurio Skype vardo ar tiesiog vardo dalyje būtų raktinis žodis Jonas, čionais būtų likęs jisai, būtų išfiltruoti visi kiti, kaip matote dabar nieko nėra, būtų paliktas būtent visi kontaktai, kurie turi savo vardę raktinį žodį Jonas. Įdomi detalė tai, kad jeigu ir neradote savo sąraše kontakto Jonas, jeigu spausite šiuo metu Enter klavišą, automatiškai bus pradėta vykdyti paieška Skype sistemai. O toksai greitas priėjimas prie vartotojų paieškos. Bet apie vartotojų paiešką ir jų pridėjimą prie mūsų kontaktų mes pakalbėsime vėliau. Uždarysiu bei išvalysiu. Taip pat per paieškos laukelį mes galime skambinti kontaktui, tai reiškia pasirinkus štai čia, kaip matote, skambinti kontaktui ir surinkus numerį kažkokį, spaudžiame Enter ir bus skambinama. Išvalysiu, bei per šį paieškos laukelį mes galime greitai prisijungti prie viešojo pokalbio. Pasirenkam viešojo pokalbį, parašom pavadinimą, spaudžiame Enter ir prisijungsite prie viešojo pokalbio. Paliksiu kaip pradžioje buvo. Judam žemiau. Štai čia yra mygtukas, kurį paspaudus mes galime greitai pakeisti savo būseną. Spaudžiu. Spaudžiu ir pasikeičiu Skype būseną. Labai greitai. Judam toliau. Yra greitas mūsų profilio pakeitimas. Per spaudžiant šitą mygtuką mes galim greitai pakeisti mūsų paveiksliuką bei uždėti vadinamą nuotaiką žinutę. Tai čia parašysiu, kad jau išleista nauja Ubuntu operacinė sistema 10.04 šauktukai bei paspaudus nuotraukos vietą mes galime pakeisti mūsų paveiksliuką. Arba paspaudus galime naviguoti, tai yra, tarkim, čia, dar pastelis ir užsidėti mums norimą paveiksliuką. Darau. Judam toliau. Mūsų Skype duomenys visi bei mūsų istorija. Kaip matote, istorijoje yra fiksuojama viskas, jūsų pokalbiai, jūsų skambinimus, įsirašinėjimai. Čionais bus surašyta visa jūsų istorija, kurią vykdysite su programa. Grįšiu į kontaktų sąrašą. Tvarkoj. Šitas pagrindinis visas langas yra kontaktų sąrašas, jame ilgainiui rikiuosis visi kontaktai, kuriuos jūs pridėsite prie savo sąrašą. Apačioje yra mygtukas, per kurį galime labai greitai skambinti telefonus bei siųsti SMS žinutės. Deja, šiai funkcijai, kad būtų aktyvi, reikalingi kreditai. Paspaudžiu jį. Surenku man reikalingą telefoną. Pasirenku šalį, į Antarktidą. Ir štai čia yra mygtukai, vienas jų yra siųsti SMS, kitas yra skambinti. Tai pasirinksiu siųsti SMS, atsiras laukelis, jame rašome SMS žinutę ir spausime siųsti. Aš to daryti negaliu, nes šitas profilis mano neturi Skype kreditą. Tvarkoj, yra apačioje kita informacija, bendra informacija, kiek Skype sistemoje šiuo metu yra prisijungusių žmonių. Taip pat yra mygtukas pridėti
ieškoti ir pridėti Skype kontaktus, bei mygtukas pagrindinis meniu, per kurį galime vykdyti kitas funkcijas. Tai tiek trumpai apie Skype programos išvaizdą. Kaip matote, yra viskas labai paprasta, neperkrautas veidas, tarkim taip, ir galime vykdyti visas Skype sistemos funkcijas. Tai tiek trumpai, geros jums dienos.